kartu ir labai mėgstu keliauti ir labai svarbu daryt kažką kartu, ir ten kokias Ikėjos lentynas susukinėt kartu, ar eit ten kažkokius kitokius dalykus, tai kažką nuveikti, kažkokį rezultatą kartu pasiekti yra labai gerai. Labai pavydžiu tiems, kurie sportuoja. Aš tai labai nesportiškas esu, nesportuoju jokių komandinių sportų, bet labai pavydžiu tėčiams, kurie gali ten kokį tenisą kartu žaisti ir kitaip ten kokybiškai laiką leisti. Tai jums bendrystė su vaikais labiausiai jaučiasi, kai jūs kažką veikiate kartu. Kai bendrauju su jais. Kai bendraujat su jais. Kai iš tikrųjų taip netgi ir psichologai pataria, kad sako, va, jeigu mes norim ypatingai berniukus ir ypatingai vėliau prakalbinti, sužinot, kas vyksta jų gyvenime, tai nepasisodinti, taip akis į akį ir sakyti, nu, papasakok, kur šiandien buvai, ką matei, bet kažkur bendrai važiuojant, kažką bendrai darant, va, tą lentyną montuojant ar kažkaip, tada vat, žmonės kažkaip vaikai labiau lengviau atsiveria, iš tikrųjų papasakoja tų dalykų, kurių net papasakoti, jeigu klaustumėm klausimus, tokius konkrečius, su kuo valgiai, ką darėjai. Jo. Šiaip dėl to atviravimo, tai aišku, aš labiausiai pavydžiu savo žmonai Medeinai, kuri tą intimesnį santykį daug gilesnį su mano sūnumis turi. Ir ji pirma sužino visas paslaptis ir kai kurias kartais man papasakojo, po kurio praėjus senaties terminui. Aš gal tokio gilaus santykio neturiu, tas santykis vis tik labiau vyriškas, tai tie pokalbiai vis tiek yra trumpesni, konkretesni ir labiau apie reikalus negu apie jausmus. Bet kai reikalas prieina prie gyvenimiškų klausimų, principinių, vertybinių klausimų ir problemų, potencialių jų sprendimo būdų, tai čia turbūt labiau mano sritis tada būna. Ir tai labai puikiai, mes vieni kitus iš tikrųjų labai puikiai papildom, tik mes tėvystėje dažnai susipriešinam šeimoje ir sakom, nu tu ten niekada neišklausai vaiko verkiančio, ne, arba tu ten vis laikai per aukštai mėtai ir jisai nukris ir susižeis, bet ką mes atliepia mamos labiau taip intuityviai, galbūt emociškai, tai va tėčiams įrodyta, kad vaikui tėčiai yra ta vieta, kur aš žinau, kad aš galiu truputėlį daugiau rizikuoti ir tai yra okei. Kad aš daugiau tokio tvirtumo tarsi turiu gyvenime. Ir va tai ateina per santykį su tėčiu, kuris, kaip sakot, yra galbūt netoks gilus ir intymus ir emocinis kaip su mama vaiku, ne? Bet per tėtį ateina toks gal labiau tvirtumas, šaknys, įsišaknėjimas va į gyvenimą. Tai jūs panašiai labai jaučiate, ne, santykį su vaikais? Aš gal sakyčiau, kad tas santykis bent jau su sūnumis, aš dar negaliu pasakyti, kaip bus su dukromis, nes čia man yra labai naujas kelias. Ir jos dar mažytės, bet su sūnumis tas santykis yra labiau egalitaristinis, nes pas mamą tie berniukai bėga ten guostis ir pasiskūsti ir tikėdamasi kažkokios užuojautos, iš manęs tos užuojautos gausi retokai, ją reikia užsidirbti, bet tu gausi tokį labiau vyrišką lygiavertį patarimą ir sąžiningą patarimą ar pastumimą, ar net kažkokį tai challenge besiskųsdamas ir tas tokia su berniukais labiau tokia maskulinistinė brolyje gaunasi, nėra mano rolė kaip kokio globėjo, mano rolė labiau gal kaip kokio tokio bešališko konsultanto, galinčio patarimu kartais padėti išspręsti kažkokias problemas, nebūtinai guodžiant ar nebūtinai užimant palaikančią poziciją, kurią paprastai galbūt užimtų švelnesnė mano šeimos dalis. O jūs vis dėlto pasakėt, kad, vat, sakot, su manim tą paguodimą pas mane reikia tarsi užsitarnauti, ne? O tai vis tiek vadinasi guodžiat vaikus, tai ką tai panašu, kai jūs juos guodžiat? Užsitarnauti, aš blogai parinkau žodį, jis turi būti teisingas, jis neturi būti guodimas dėl guodimo, ta nuoskauda turi būti tikra ir pagrįsta kažkuo, ar ne? Ir ta patirta dažniausiai guodžiama dėl patirtos neteisybės, ar ne, kur labiausiai ten dėl nubrozdinto kelio jau senokai kažką begodžiau, jau antrą kartą auga, kurią teks guosti, bet tai ta patirta neteisybė turi būti, pavyzdžiui, patirta neteisybė nuo prancūzų kalbos mokytojos arba matematikos mokytojo, jin turi būti pagrįsta ir kad aš sutikčiau, kad tikrai buvo įvykdytas nusikaltimas prieš žmoniškumą ir mokytojas buvo ar mokytoja neteisi, ar koks ten klasiokas, ar kiemo draugas. Tai tas turbūt gal moko to tokio racionalaus teisingumo ir to, kad suaugėlių gyvenimas nėra automatiškai užjaučiantis, šiltas ir globojantis. Tai jūs vėlgi stengiatės tarsi
paruošti vaikus gyvenimą, ne, su ta mintimi, kad gyvenimas nebus toks, kad vat, ištiks problema ir visi iš rankas atskleis ir skis ateik, apkabinsiu ir paguosiu. Ir kad jums vaikai rūpi, tik vėlgi galbūt kitaip negu mes mamos dažnai įsivaizduojam, kad kai mums tikrai kažkas rūpi, tai mes ir norim visą laiką vat, tas rankas ištiesti, ne, ir apkabinti, o jūs sakot, o aš labiau vis tiek noriu ruošti per tai, kad gyvenimas nebus toks, tai vat, aš prie to truputėlį, bet su sveika doze ir su daug meilė namuose, vat ir moku ten ir vedu, ne? Aš kažkada, gal šią vasarą vyresnėliui išėjo kalba apie tai, už ką versluose žmonės iš darbo atleidžia. Tai aš sakau, va, tu maždaug šiuo metu maždaug tiek prisidirbai, kad aš jau tave dabar iš darbo atleidžiu. Jau būtum atleistas. Tai iš ties, vietoj to, kad tos vaikus ten saugoti, apsaugoti ir ten beatodariškai ginti, aš ten girdžiu iš mokyklų siaubingų istorijų apie ten sraigtasparnių tėvelius, kurie ten puola, skambina, lankosi ten mokykloje, klausia klausimų, užknisa mokytojus, ten kiekvienų dalykų, kur bando tos savo vaikus ten ginti ir įkišti į kokoną. Aš tai savo vaikam kiekvieną dieną primenu, kad pasaulyje jūsų niekas nemyli, niekas nelaukia, žmonių yra per daug ir pasaulis yra žiaurus ir tam reikia ruoštis. Ir to atšiaurumo ir šalto racionalumo, aš manau, kad visų pirma jie turi paragauti namuose, to, pavyzdžiui, šalto teismo. Ar tave teisingai nuskriaudė, ar tu čia šiek tiek krokodilo ašarom verki? O ar kyla ginčių dėl to, mes dažnai kaip mamos sakom, nu, vat, tas vyras nelabai supranta. Nei jis ten tų knygų skaito, nei jis įdomisi dabar tą modernę tėvystę. Nu ir nesupranta, kad jausmai turi savo vietą, emocijos turi savo vietą, mes galime visi išreikšti. Ar jūs namuose gauna tokios kritikos, ne, kad, nu, Liudvikai, klausyk, tu gal kažką pasiskaityk? Aš kaip čia švelniau pasakius, nėra dažnai mano šeimoje abejojama mano intelektiniais gebėjimais ir žiniomis. Tokios kritikos aš dažniau gaunu susijusios su labai ankstyvąja vaikų raida, kurią tikrai aš nesidomiu ir nesuskaitęs nei vienos knygos, ką ten 9 mėnesių lėliukas guguodamas gali išmokti, tai čia, bet ten aš ir nesikišu, čia ne mano ekspertizė. O paauglių ruošime gyvenimui aš esu pakankamai neblogas ir manęs nečelendžina šeimoje, nes galiu ir žmonai patarti, kaip tvarkytis su karjera ar kaip spręsti vieną ar kitą gyvenimišką problemą. Tai aišku, bendraja prasme, Medeina daugiau žino apie pedagogiką, nes jin žino ir kūdikystę, ir ankstyvą vaikystę, prieš mokyklinius visus reikalus. Aš jau turbūt pedagogiką ir auklėjimu domiuosi nuo mokyklinio amžiaus labiau, kur jaučiu, kad galiu kažkokio indėlio intelektinio turėti. Su mažiukais nelabai. Kaip lengvai jūs keičiate nuomonę? Nu, pavyzdžiui, nežinau, vat, kaip sakot, vat, tikiu tam tikrais dalykais, galvoju, kad tai yra teisinga ir po to susidurėte, nu, vat, kad ir su kitom nuomonėm, ne? Nu, pavyzdžiui, jūsų žmona irgi gali kažką skirtingai pamąstyti atėm ir sakyti, nu, žinai, Liudvikai, vat, gal, kaip jūs lengvai, net nežinau, kaip jūs lengvai galite priimti kito žmogaus tiesą vat šeimoje? Arba kaip apskritai vat, konfliktas arba nesutarimas vaikų auklėjimo klausimų? Kaip jūs tai sprendžiate? Kažkaip vis tiek ieškote vienos tiesos, ar abi tiesos turi vietą? Nesutarimai gali turbūt kilti, nu, taip greitai sugalvoju iš dvi tokias ašis, arba iš vertybinių netitikimų, arba iš informacinių netitikimų. Tai yra, ten žinios skiriasi ir duomenys skiriasi, ar vertybiškai labai skiriasi. Tai vertybinių diskusijų ir konfliktų tikrai būna, nors mes labai artimi ir daug kur mūsų vertybės su žmona visiškai sutampa, ten orientacija į mokslus, į pasiekimus, toks griežtesnis ir labiau technokratinis požiūris. Ten, mes nesam tie, kurie ten, oi, nu mūsų paauglys, va, kaip kurį gyvenimo kelias ir pašaukimas nuves ten ir stagul eina, neužspauskime jo patarimais ten ir viso kuo. Mes žiūrim techniškai, kad vis tiek eiti prieki reikia. Žinant, ką darai, renkantis darant teisingus sprendimus, racionaliai